Kiekvieno mūsų pagalba gali tapti galinga jėga, keičiančia senolių gyvenimus, nubraukti jų skausmą, sušildyti dubenėlius ribos ir vėl įžiebti akise viltį. Tai mūsų visų užduotis. Prieš 2 metus Telšių rajone buvusioje Viekšnalių miestelio mokykloje buvo atidaryti pirmieji maltietiški globos namai. Idėją įrengti tokius namus maltiečiai puoselėjo jau seniai. Matė, kad kartais senoliams dėl pašlijusios sveikatos ar metų naštos per sunku tampa gyventi vieniems savo namuose. Jiems reikia nuolatinės pagalbos. Aš čia atvažiavau bėgdamas nuo vienatvės. Netikėtai anksti, dar nesulaukus 70, sušlubavo Antano sveikata. Pradėjo byrėti kaulai. Koja lūžo 3 vietose. Stuburas. Buvau sveikas, stiprus. Sportuodavau labai daug. Mėgavosi pensininko gyvenimu, kai nebereikia eiti į darbą, kai gali daugiau dėmesio skirti savo. Žinojo apie maltiečius. Pats paukodavo. Bet nebūtų patikėjęs, kad dar nesulaukė 70, sėdės neįgaliojo vežimėlyje ir gyvens maltiečių namuose. Kai su jais pakalbė ir išgirsti jų gyvenimo istorijas, suspaudžia širdį, dažnai tvenkiasi ašaros akise. Kiekvienas čia pašnekintas atskira istorija, skirtingi gyvenimai, bet visų panašus paskutinis gyvenimo istorijos puslapis. Apie tai mums Viekšnalių namuose pasakė beveik 100 metų sulaukusi močiutė Jadvyga. Veina likau gyvenimą, veina negim, ničnieka, nei neturiu, nei draugų, visas išmyrė. Vaikų neturi, našlė, vyrą palaidojo prieš 30 metų. Jadvyga, kaip ir ką tik šnekintas Antanas, pavargo nuo savo vienatvės. Ir ranką padedu ant peties, per galvą paglosta. Mums kita nieko nereikia mūsų gyvenime. Šypsenos žmogaus akių daugiau nieko. Va šitą ponį, nu aš nemoku pasakyti, kokių yra žmonių. Lietuvoje pensinio amžiaus žmonių yra daugiau kaip 500 000. Kas trečias iš jų gyvena vienas. Turėjau kažkur patarėlį. Tokia oficiali statistika. O kiek iš jų jaučiasi vieniši ir visų užmiršti, kaip išgyvena iš pensijos? Apie tai niekas nekalba. Apie tai dažnas net varžosi kalbėti. Tokius visoje Lietuvoje globoja ir maitina maltiečiai. Iš viso širdies aš rankelis gali nupučiuoti. Padėkoti nemoku tikėjau. Šiemet maltiečiai ištisus metus kelis kartus per savaitę lankė net 2320 vienišų senelių visoje Lietuvoje. Nedvejokite, aukokite dabar. Senoliai su viltimi laukia jūsų dėmesio ir dubenėlio šiltos ribos. 1485 5 eurai, 1410 10 eurų. Jeigu norite paremti pavedimu ar tapti kasmėnesiniais rėmėjais, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriba.lt.